Skrendi, Pauliau! Viską pamatysit vaizdo įraše. Reikės žiūrėti iki pat galo, nes visa istorija bus pabaigoje. Rubrika pristato. Paulius Paukštis, greičiausias fiteris Lietuvoje, moka minti pedalus, moka suktis virtuvėje, merginos kol kas neturi. Seksualiausių Velopyk šortų savininkas, Stravos kūdos magnatas, Costa Blanca nusileidimų skalpelis, Zavalo ekranizacijos pradininkas Lietuvoje, Giedrius Galardo-Čenkus. Ola, labą dieną, sveikinamės iš Costa Blanca, Baltojo kranto, ispaniškusios dalies. Čia prie mikrofono yra Giedrius Čenkus ir Paulius Paukštis, taip pat žinomas kaip fiteris 192 ppm ir startuoju antrose jau varžybose, tose pačiose varžybose, antrame etape ir štai čia matysim on-board vaizdo įrašą, kaip man sekėsi. Taip, ir priešingai negu prieš tai buvusios varžybos, čia net savo šansų jokių ir galimybių nebando Giedrius Čenkus, net nebando startuoti, bet padirbės už kadro pafilmuojant Paulių. Ir dėja nematysim Andrėjaus Dolgovo, jis išvažiavęs kažkur tai į komandiruotę. Taip, ir noriu pasakyti ir padėkoti visiems už pozityvius komentarus ir tiems, kurie asmeniškai žinutę parašė, kad sužiūrėjo ir kad labai patiko. Tai iš tikrųjų iš dalies startuoju iš tose varžybose, kad galėčiau jums parodyti dar vieną onboardą, kaip yra smagu dalyvauti ispaniškose varžybose. Ir pradedam su neutraliu startu ir iš karto pristatysiu jums overlayų, taip vadinama, ir kaip matot šį kartą galinė kamera nebe timelapse, matote vaizdą iš galinės kameros. Overlayų matome ties BPM, tai širdies dūžių susitraukimas, šalia matome momentinį greitį ir momentinę galią, apačioje matom nuvažiuoto atstumo ir dabartinės įkalnės procentus ir įtraukiame naują metriką, tai minimo dažnius, kadangi reljefas yra toks skirtingas ir visiškai skiriasi nuo Lietuvos, galbūt galvojam, kad bus įdomu pamatyti, kaip sukasi kojas. Viršui kairiai matote trukmę ir viršui dešiniai matote žemėlapį, kaip matot, grįšim iš ten pat, kur startuojam. Taip, tai turim būtinai pakomentuoti apie stiliaus irgi, kadangi pradėjom tą rubriką praeitam kartą. Taip. Tai pakalbėkime apie nulenktus kompiuteriukas, kas po velnių darosi jums žmonės su tais nulenktais žemyn kompiuteriukais. Aš tai įsivaizduoju, kad kažkas pamatė turbūt, kad 2 vatus gali aerodinamikos sutaupyti, dėl to pasilenkia kompiuteriuką, arba kai descendina tiesiog netelpa smakras labai raumeningas ir tada jam reikia vietos. Tai, nežinau, gal jūs žinot, kodėl nulenkiami yra kompiuteriukai, tai galit pakomentuoti ir paaiškinti mums. Taip, tai nors ir startas į kalną, bet vis tiek automobilis išveža mus į neutralų startą ir varžybos dar net neprasidėjo. Papasakok, kuo šitas etapas skiriasi nuo ankstesnio, jisai fundamentaliai skirtingas tau bent jau yra. Taip, tai per 55 km yra 1100 metrų, man atrodo, sukilimo, tai visiškai ne mano tipo varžybos ir kitas dalykas, niekada su plento dviračiu nesu bandęs net važiuoti tokių varžybų, neįsivaizduoju, nežinau, nei ko tikėtis, nei kaip palaikyti tempą, nei kažkokią tai strategiją turėti ir taip toliau, tai klausiau patarimų, vienas iš patarėjų buvo Marius Ratkevičius. Denijos lietuvis. Taip, irgi nekartą startavęs šiuose varžybose praeitais metais ir su juo pasitarus nusprendėm taip, kad aš su ispanais į kalną neužkilsiu, tai reikia daryti taktinį plaukimą. Tai mano taktika važiuojant ir jau pasibaigė neutralus startas, sugirdim švilpuką. Truputėlį geriau jaučiuosi, jeigu atkreipsi dėmesį, truputėlį jaučiau truputėlį geriau flowo grupės, nebe taip nebejaučiau tiek daug streso būti tarp dviratininkų ratų ir jaučiau gal netgi tokį užsidegimą, kad visi malsi šalia ratų ir taip toliau reikia išnaudoti visus tarpus ir panašiai. Ir kai tik tai praleidžia neutralų startą, mano taktika buvo tokia: laikyti kalną savo FTP skaičius 360 batų
jeigu netyčia grupė nuspręstų važiuoti ramiai, tai bandyti kartu laikyti su grupe, galbūt viršyti truputėlį tos skaičius. Bet važiuojam, truputėlį matuojamės ir matom, kad grupė vis tolsta ir reikalauja labai daug jėgų. Nieko tokio, kaip ir iš anksto suplanavom, kad jeigu aš laikysiu truputėlį mažesnę galę ir skaičius palei save, bus dar tikrai tokių, kurie negali užvažiuoti su tais pačiais stipriausiais trapadoriais, kopikais į kalną. Tai čia vat matom 225 numeriu pasidabinusi dviratininką. Matau, kad jo tempas yra labai panašus į mano ir nusprendžiu kartu su juo laikytis iki pat kalno viršaus, jeigu palaikysim vienodą tempą. Taip, o kas puolėt prie skaičiuotuvų, tai aš iš karto pas jūs, už jūs tai padarau 300, kiek sakei, 60 vatų tavo? 360 vatų, tai čia yra 20 minučių pastangos rekordas mano. O tavo svoris? 84. Tai yra 4,3 vato kilogramai. Tokie vat išdaram Pauliaus mini paslaptį. Taip, ir matau jau keletą matytų aprangų. Štai va matome dviratininką 15 numerių, jeigu atsimenat iš praeito vaizdo įrašo, mes jį paminėjom ir galvoju, kad tai mano yra grupelė, turbūt ta pati, su kuria važiavau pirmų varžybų pabaigoje ir tikėtina, kad jeigu palaikysiu šitą tempą ir iš jos neiškrisiu, turėsiu kartu su kom važiuoti ir galbūt gaudyti pirmą grupę. Antros varžybos, o Paulius jau kaip senbuvis čia jaučiasi, jau žino, kas čia jo hebra. Va, Džervus dviratis matom priekį. Taip, tai jisai irgi matėsi praeitų varžybų antroje dalyje. Šiandien pirmas. Taip, ir Gudiška, man atrodo, irgi toks pat išdažymas, ne? Taip, tai va, tai populiarus uždažymas, sakyčiau. Žinom, bent 3 dviratininkus. Ar žinai dar kitą dviratį, kur žinai 3 vienodus dviračius. Perki dviratį, kad būtum žiauriai išskirtinis. Dabar esmė ten su visokiais violetinė, rūžavo, oranžinė ten spalva, tu prasme tikrai. Ir gaunas taip, kad tampi vienodas. Nu čia kažkaip jau atsirado grupelė, aš matau kažkaip nebeplaukė, jau nebelenkė tavęs. Tai čia jau tavo hebra skaitosi ar kaip? Nu, čia jau susitaikiau su galutiniu tempu, kad tikrai negaliu važiuoti taip, kaip važiuoja pirma grupė, nes matom, kad pirmą grupę jau paleidom. Ir žinau, kad reikia laikytis tos savo taktikos, kad važiuoju savo tempu, nes daugiau išspausti negalėsiu. Kodėl šiaip yra tokia taktika? Todėl, kad jeigu aš spaušiu virš savo galimybių ribų, tada man labai brangiai kainuotų ir aš nebegalėčiau, kaip čia pasakius, atsigauti. Ar ne? Man labai, ta prasme, po labai stipraus spaudimo aš tada negalėčiau visiškai nieko palaikyti. Sakykime, važiuoju 120% ir tada jau galiu po 120% palaikyti tik tai 60%, nes tiesiog labai skauda viską ir tada jau išplaukiu galutinai. Bet jeigu aš palaikysiu visą laiką 105%, tai bus vidutiniškai greičiau negu 120% trumpai ir po to 60%. Tai vidutiniškai 110% visą laiką palaikyti yra truputėlį greičiau. Ir štai čia matome jau, kad pavienius dviratininkus lydintis transportas apsilenkia net ir į kalną, kuriame yra mažai vietos ir visi mėtosi po kelią. Jeigu atkreipsite dėmesį, netrukus privažiuosim Herpinus. Noriu paaiškinti, kokia yra taktika važiuoti per Herpinus, taip tos, kaip jie lietuviškai vadinasi, Giedriau, galbūt žinai? Herpinas tai yra plauko pinė. Pinė. Labai staigus posūkis, kuris 180 laipsnių Taip, tai per tą staigų 180 laipsnių posūkį yra keli būdai važiuoti. Galima imti trajektoriją trumpesnę, bet Viražas. Viražas, va. Fast lap, Giedrius, aplodismentai. Tai yra trumpesnė truputėlį trajektorija, tai važiuoti per statesnę dalį ir yra truputėlį, tai va, čia matom, kai mes važiuojam per statesnę dalį ir labai reikia užkelti galę ir čia matom, kaip bandysiu važiuoti truputėlį plačiau. Nu, dar nebandžiau, dar neveikia turbūt smegenis, nes kaip
kaip per juos, sakykime, galima dviejo pavažiuoti. Per trumpesnę trajektoriją gaunasi truputėlį stačiau, tai jinai daug labiau apsimoka dviratininkams, kurie yra lengvi. Jiems netaip pasijaučia tas staigus pastatėjimas, jiems nereikia tiek daug galios palaikyti greičių. O sunkesni dviratininkai geriau apvažiuoja per ilgesnę trajektoriją, tai važiuojant plačiau, bet kur netaip stipriai pastatėja kelias, nes juos deakseleruoja daug mažiau. Tai štai čia matom, kad jau pavieniai dviratininkai visiškai nebeatlaiko tempą, o aš bandau laikytis savo plano ir palaikyti tolygiai galią. Jo, ir kas čia vyksta dabar jau tu palieki tą grupelę, taip išeina? Taip, tai matau, kad skyla dar viena grupelė, mūsų bendra visa grupė skyla į dvi dalis, matau, kad priekyje yra grupė ir matau, kad palaikydamas savo tempą, kurį susiplanavau visam šitam kalnui, važiuoju greičiau negu buvusi grupė, tai reiškia, kad galiu prisivyti antrąją. Taip, ir kas gaunasi, galbūt įsijungs netrukus galinę vaizdo kamerą, kad aš atsiduriu tarp buvusios grupės ir esamos grupės. Tai truputėlį aplenkiau savo buvusią grupę, nors tempą palaikau tą patį, bet tos grupelės važiuoja turbūt truputėlį dinamiškiau, jie ne taip tolygiai palaiko galę. Ir tuo momentu, kada nukrito galia, aš palaikydamas tolygiai galę priartėjau prie pirmosios grupelės ir atitolau nuo antrosios, bet dabar visi laikom vienodą tempą ir aš atsiduriu tarp vidurio. Tai nei ten ir negaliu pasitaupyti jėgų. Geras dalykas tas, kad jėgų nereikia daug taupytis, nes vidutinis greitis, matom, yra ten 16 km/h, tai vėjo pasipriešinimas neturi tiek daug įtakos. Nu, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad mes vis dar važiuojame į kalną. Taip, tai ką ir turėjom omeny pradžioj, kad skirtingas reljefas. Kai plento varžybose nesi niekada dalyvavęs kalnuose, tai tu neįsivaizduoji, kokia bus dinamika, kai į startą 20 minučių važiuoji į kalną, kur labai aktualu yra tavo svoris. Jau čionais važiuodamas, štai matom, dviratininkas nebeatlaiko tempą, turbūt nukris į galinę grupelę, įdomu ar finišuos. Kokią taktiką bandau daryti, tai dalykas toks, kad kai važiuoju grupėje, kaip ir minėjom anksčiau, yra tas hive mind mentalitetas, kad visi kaip bičių avily, kažkas priekyje truputėlį numeta tempą, nieks nesiginčia, nevažiuoja į priekį, palaiko irgi tą lengvesnį tempą. Tai kai kalnas truputėlį išsilygina, visa grupė truputėlį numeta tempą. Tai vat matom 3 laipsniai. Mano greitis didėja, kai truputėlį išsilygina kalnas, dėl to, kad aš, jeigu girdėsit, sunkinu pavarą, kad vytis grupę. Nes grupė išsilygina kalnas, numeta tempą, pradeda kalnas vėl statėt, padidina tempą. Ir jie važiuoja taip truputėlį dinamiškiau. Aš visą laiką stengiuosi palaikyti tolygų tempą, netgi kai kalnas išsilygina, ir per tą išsilyginančią dalį vis artėju. O aš tai, žiūrėk, labai gerai kūno kalba šneka dabar, kaip tu linguoji į šonus. Čia max daužai, 188, pamojuoji. Dar gyvas, dar nesi visiškai miręs. Primink beje savo širdies ribas. Taip, tai viskas iki 170 pulso yra, sakykime, pasivaikščiojimas parke, ten galima labai ilgą laiką važiuoti ir labai daug nepergyventi. Viskas iki 185. Tiksliau tam tarpe tarp 170 ir 185 yra mano toksai slengstinė galia, kurią aš galiu palaikyti priklausomai nuo intensyvumo nuo valandos iki 3. Ir viskas virš 185 jau yra labai sudėtinga palaikyti ir kainuoja labai daug jėgų. Tai matom, kad aš dabar save, kaip čia pasakius, riboju ant tos viršutinės pačios ribos, kur dar galiu tolygiai palaikyti tempą ir kur jisai nekris. Kad, kaip ir minėjau, vidutiniškai išlaikyti, sakykime, kuo didesnę galę į šitą pirmą pakilimą. Tai dabar 187, tai čia tau jau yra jau over the limit, ar kaip? 187, bet matom, kad yra 187, 185, 182, įvairiai palei situaciją. Tai čia kontroliuojama dar. Taip, čia dar ir kontroliuojama, čia yra pati viršutinė riba. Tai kaip ir sakiau, planas buvo laikyti tokią galią, nežinau, kad tai yra mano max limitai tam tikrą laiką ir disciplinuotai tai padaryti ir pasižiūrėti, kur aš atsidursiu laikydamas tokią galią vidutiniškai važiuodamas į kalną. Tai čia dar viskas yra kontroliuojama. Aišku, matom, kad truputėlį kyla pulsas, nes matau, kad kalnas truputėlį išsilygina, grupė truputėlį lėtėja. Aš, aišku, bandau akceleruoti, jungti sunkesnę pavarą ir vis prie tos grupės artėti. Tai, aišku, taip, priekyje matomi ratai motyvuoja.
neapninka tavęs depresija, kad tu nepavysi šitos grupės? Ar... Man nelabai yra svarbu, ar aš pavysiu šitą grupę ar ne, nes iš karto po šitos nuokalnės, tiksliau po šitos įkalnės yra nuokalnė, tai ten tą 10 sekundžių tarpą per nuokalnę tikrai bus galima uždaryti. Aš tiesiog žinau, kad aš turiu spausti nestipriau negu galiu ir nesilpniau negu galiu. Tai... Aš tai čia būčiau supanikavęs, davęs kiek galiu, kad tik prisivyti ir tada... Tai va, čia matom, sunkinu pavarą ir matot, kaip greitis po truputėlį didėja iki 24, 25, truputėlį išplokštėjęs kalnas 26. Yra labai sunku, sakykime, tai daryti, kad kai važiuoja į kalną, staiga kalnas išplokštėja, truputėlį lengviau pasidaro, nori pasinaudoti tą progą, kad yra lengviau. Bet reikia, sakykime, jungti sunkesnę pavarą ir save prisiverst skaudinti ir vytis grupę. Tai mentaliai tas yra truputėlį sunku, todėl dviratininkai dažniausiai truputėlį pasilsi. Čia bandau paskatinti draugą dviratininką, pastumį truputėlį su ranka, kad jisai neatsiliktų nuo šitos grupės, bet mano pastangos nebuvo vaisingas. Ir štai matom per tą įsilyginimą, kada sunkinau vis pavarą, prisivėjau grupę pagaliau. Taip, ir prisivydamas šitą grupę galite atkreipti dėmesį, iš karto truputėlį krenta tempas. Tai kai laikydami savo numatytą galią į šitą kalno važiavom 26 km/h greičiu, tai čia matom, kad po truputėlį vis lėtėjam, galios vis mažiau reikia važiuoti kartu su šita grupė. Čia va irgi labai gera 96 numerio kūno kalba, matom, kaip jisai linguoja galva, pečiai, jau žinokit, tokiam žmogui yra prastai. Taip, yra toksai terminas, kurį mes vadinam lesyklėlė, tai kaip paukščiukas lesa su galva į vairą, tai jo, ir valinguoja visas pakelę, tai kai atsidaro lesyklėlė, tada jau galima matyti. Tokių riebuilių lyga, žiūrėk, visi tokie su lašiniais aplinkui. Tokie, sakyčiau, ne su lašiniais, o stambių kaulų. Taip. Atleiskit. Taip, tai čia matom, kad išsilygina vėl kalnas ir matom, kaip stipriai nukrenta gale. Tada iš karto per kokius 4 dūžius nukrenta širdies dūžiai truputėlį. Ir akivaizdu, susiprantu, kad tempas yra daug mažesnis ir štai čia iš galinės vaizdo kameros matom, kad visus pavienius dviratininkus jau automobiliai prasilenkia ir... Čia lyg pamatęs automobilį? Lyg pamatęs automobilį ir išsigandęs, suprantu, kad galima pajudėti truputėlį į grupės priekį. Štai matom, kad grįžtu prie savo pradinio numatyto tempo ir... Čia mane truputėlį uždaro mano tą akceleraciją, tai aš truputėlį tada pastumiu dviratininką į šoną, bet kurią akimirką. O, žiūrėk, Havis šalia važiuoja. Taip. 15 numeris. Su Havi dar susipažinsim. Tas metalinis dviratis. Vaizdo įrašo ateityje ir mes galėsim apie jį pakomentuoti daugiau. Tiesiog Pauliaus naujas draugelis. Tai va, tai čia Havi pastumiu į šoną ir važiuoju tada į priekį, nes matau, kad grupė važiuoja truputėlį žemiau negu mano planas važiuoti į kalną, tai kadangi... Tai čia dar kalnas tęsiasi? Taip, čia dar tęsiasi kalnas, matom 5 procentai įkalnę, kadangi matau, kad grupė važiuoja truputėlį lėčiau negu palei mano planą ir žinau, kad visai būtų smagu leistis vienam priekyje, tai tiesiog važiuoju į priekį. Kodėlgi ne? Vis tiek, jeigu žinau, kad mano planas yra 360 ir kad aš jį galiu išsilaikyti, tai jį ir darau. Štai matom iš galo Danis. Pasižiūrėkit, kokia yra kustomizacija. Taip, tai čia matom, kad tikrai noriu užsiimti... O, žiūrėk, kaip draugovas irgi su krepšiuku negrebė varžybų. Taip. Tai... Truputėlį važiuojam į priekį ir matom, kad kyla širdies dūžiai, tai labai noriu užsitarnauti ten tą poziciją priekyje ir štai pravažiuojam Lenką, kurį matėme varžybų, pirmo varžybų starte. Jo, nusifotkinau jo koją, nes pas jį ant kojos yra žvaigždžių bloko tatuiruotė, bet... Žvaigždžių blokas yra 10 pavarų. Išskaičiavom. Taip, tai įsivaizduokit. Taip. Ateini kas 5 metus ir prašai tų artisto, pridėk dar vieną žvaigždutę, biškį pasikeitė kasetės šiuo metu. Taip, štai čia pralenkiam 4 numerį, verta jį įsiminti, matosi jo žila barzda ir ryškiai rožinė apranga.
Taip, Juanas ir Juanui yra 50 metų. Tai čia pavyko, kaip matot, apsilenkti visą grupę ir leistis nuo kalno vienam. Tai galime pasižiūrėti, kaip pagaliau atrodo nusileidimas, kai leidėsi vienas. Kaip galima savo pasirinkti plačią trajektoriją, kirsti kampus ir vis bėgėtis, į posūkius nestabdyti, o bėgėtis. Čia Paulius Paukštis pasileidžia plaukus, išskleidžia sparnus ir lekia. Taip, nusileidimas yra viso labo minutės ar tai 2 minučių trukmės, bet yra labai smagu, kai gali leistis visiškai nevaržomas. Tačiau galiu pasakyti, kad yra labai keistas jausmas leistis, kai turi pilną, sakykime, atvirą trajektoriją, kai gali naudotis 2 eismo juostas, nes kai visą laiką treniruočių metu esi pripratęs naudotis viena juosta ir štai tavo kelias praplatėja 2 kartus. Tai ir nebežinai, ką daryti, čia kaip laimi pinigus ir nežinai, kur jų dėti. Taip. Teleloto. Tai atrodo, kad važiuoji pakankamai greitai ir tikrai reikia prisistabdyti, bet pasirodo nereikėjo prisistabdyti, nes kelio iš tikrųjų yra labai daug ir galima buvo pasirodo į tą posūkį važiuoti daug greičiau. Kuklinės, žodžiu. Nice. Kokie viražai herpinai, va. Išsiaiškinau. Taigi ačiū Dievui, aš noriu pasidžiaugti, kad tiesiog baigėsi ta nuobodi įkalnė ir mes dabar tikrai gražius ir greitus vaizdus stebime. Taip, čionais leidžiasi vienas, pagaliau galite atkreipti dėmesį į minimo dažnį, į greitį. Nors ir užvažiavau į kalną, taktiškai galima būtų nuokalniai ilsėtis, visiškai neminti ir tiesiog kaupti jėgas tolesniam varžybom, nes dar tik tai 10 kilometras, tik tai 20 minučių visų varžybų, bet kodėlgi ne, reikia pasimėgauti uždarytą trasą ir pasimėgauti nusileidimu. Bet tu man pasakyk, koks yra tavo pagrindinis šių varžybų tikslas? Mano pagrindinis varžybų tikslas yra vienintelis ir pats pagrindinis varžybų tikslas buvo atsidurti priekį prieš Koldaratės nusileidimą, kad galėčiau leistis vienas. Taip, Koldaratės tai yra, pats populiariausias klaimbas ir nusileidimas šitam Costa Blancos regionu. Ten visi buvo, man atrodo, 47 000 ir kiek? Man atrodo, kad tenais į dieną bent po 1000 žmonių pravažiuoja. Jeigu savaitgalį, kada yra geras oras, išvažiuoja per Koldaratės, tai būna kamštis dviratininkų, profesionalai darosi laktato testus, ten descendina, intervalus daro, mėgėjai kartu važiuoja. Vieną kartą važiavom net su mašina parodyti Giedriaus merginai, pro kurių važiuojam dviračių maršrutais ir su dviračiu to efekto nepatiri, nes nelenki tiek daug dviratininkų, bet su mašina, kai reikėjo lenkti dviratininkus, jų tiesiog vienas po kito. Bet ten tai Zwiftas buvo, ten natūraliausias. Taip, jeigu įsivaizduojat gyvą Zwifto patirtį, tai Koldaratės tikrai ją galit patirti. Dabar matom, kad Hebra atsiveja, tu pabėgai toj nuokalniai, bet... Neilgam. Tai važiavau, vis tiek palaikiau truputėlį tempą vienas, galvojau, galbūt pasigausiu kokį nors dviratininką ir kartu galėsim dirbti, bet štai matom palei galinį vaizdo įrašą, kad atvažiuoja dviratininkai ir važiuosiu nuo šiol grupėje. Tai va, bet tempą palaikiau didelį ir aš jas nemačiau tos grupės, nes, kaip čia pasakius, į slabakus mes nesilygiuojam, viskas tik į priekį. Tai va, ir grįžtant prie to sudėtingo planavimosi varžybose. Iš esmės būtų daug buvę protingiau laikytis su paskutinės didelės grupelės tempu, ypač žinant mano situaciją, kad aš tikrai kažkur tai neišausiu. Važiuoti tada truputėlį pasitaupant ir tiesiog palaikyti tos grupės tempą. Nusileidime neminti ir ilsėtis. Tai būtų taktiškiau daug protingesnis sprendimas ir būčiau sutaupęs daugiau jėgų. Bet tiesiog galbūt yra truputėlį kitas mentalitetas, nes man nelabai yra svarbu pasitaupyti jėgas 70 vietos finišų. Tai truputėlį geriau... O, čia matom purslus iš priekinio dviratininko ir matom, kad bando palaikyti didesnį tempą, kad galbūt pagautume kažkokią tai priekinę grupę. Štai dviratininkas išvažiuoja į priekį ir pradeda vesti. Tai va, tai gali būti dvejopas mentalitetas. Galima važiuoti
grupėje, taupytis kiek įmanoma jėgas ir taip toliau ir suvažiuoti truputėlį geriau į finišą, arba galima truputėlį pasitaškyti, atiduoti truputėlį daugiau jėgų ir vienam priekyje nusileisti. Tai iš taktinės pusės tikrai nėra geras sprendimas taip taškytis, bet varžybos ir neturi būti vien tik tai apie pergalę. Bet jeigu pergalę. Nori susirasti Ispanijoje draugų, tai turi važiuoti priekį ir biškai pasiaukoti, nes tikrai tada finišas su tavim pašneka kažkas, o ne priešingų atveju lieki. Taip, net jeigu ir darai nesąmonės, kur tikrai akivaizdžiai nepabėgsi nuo grupės, bet jie atakuoja vis tiek. Labai geras yra pavyzdys tiesiog dviratininko moralės, neprisiema silpniukų mentaliteto, mato, kad grupės tempas nukrito, kai mane prisivijo ir jis išvažiavo diktuoti tempo į priekį. Tai ir kaip matot, niekas daugiau iš grupės nepakelia ragelio. Jo, nepakelia ragelio, niekas nevažiuoja į priekį, grupė yra išsitiesus, visi bando slėptis tik tai už rato, niekas nevažiuoja burbule, tai yra labai išsitempus. Taip, dar vieni pruslai. Tikras dviratininko simptomas, sakykime. Aš turiu 2 posūkius tokius, kad kuom skiriasi dviratininkas nuo nedviratininko, tai dviratininkui patinka važiuoti į kalną ir kaip iš tolo atpažinsi dviratininką, tai kad gali labai gerą snarglį išpūst per nosį. Reikas toks, kad aš irgi galiu iš esmės truputėlį pasitaupyti, atleisti tempą ir važiuoti grupės gale, šiek tiek gauti užuovėjos, bet mano tikslas yra važiuoti grupės priekyje, kaip atsimenat, pati pagrindinė misija yra kol deratės važiuoti priekyje ir leistis vienam. Tai toj vietoj, kur galėčiau dabar taupytis, aš kartu dirbu su grupe ir bandau palaikyti jos tempą. Plius man labai patiko tas dviratininkas, kuris bando palaikyti visų moralę ir didinti greitį, tai aš noriu prisidėti prie jo darbo ir štai matom, važiuoju dirbti į priekį, kad vytis grupę būtų truputėlį lengviau. Teoriškai būtų protingiau neatakuoti grupę ir nebandyti nuo jos pabėgti nusileidime, bet palaikyti visą laiką tolygų tempą, kad visa grupė vis geriau vytųsi priekyje esančią grupę, bet tai dėja prasilenkia su mūsų tos dienos tikslais. Jo, ir matau, kad Paulius čia iki tavo išsvajoto nusileidimo liko keletą kilometrų. Taip, dabar ir tikrai matosi saugai savo priekinę poziciją, kad ten tik tai, nes iš praeito įrašo matėm, kai keikiasi, kai tu ten bandai lenkti greitam nusileidime. Taip, tai pagalvojau, kad būtų labai chaotiška važiuoti nusileidime su didelė grupė, kur nori tam nusileidime gerai pasirodyti. Tai palaikau tokį ganėtinai didelį tempą, kad niekas nenorėtų važiuoti į priekį. Pauliau, bet jie žiūrėk, jie kėsinasi į tavo priekinės pozicijas. Taip, ir aš nesuprantu, kas vyksta, aš galvoju, ta prasme, tempas tikrai didelis, ko čia nais visi raunasi į priekį. Ir kokia yra to prasmė, nes tarpiniai finišai tai tik tai priekiniams dviratininkams galioja. Bet žiūriu, kad tempas labai stipriai padidėjo, mano pulsas irgi labai stipriai pakyla ir galvoju, negi tokio tempo neužtenka, kad visiems būtų, ta prasme, ramu ir kad džiaugtųsi sėdėti ant rato, bet visi bando brautis į priekį. Tai vienintelis paaiškinimas, kurį aš galėjau duoti, tai turbūt yra koks nors seniorų, jaunių arba ten B lygos tarpinių finišų irgi skaičiavimas, nes kokią velnį jie čia draskos. Taip, nes dabar važiuojam prieš Kolderatės nusileidimą ir tarpinį finišą visi bando atsidurti priekyje. Galbūt visi nori nusileidime leistis irgi priekyje. Štai jau horizonte matosi tarpeklis, pro kurį bus nusileidimas. Tai nors ir labai sunku, bet vis tiek didinu tempą, kad atsidurti priekį, nes jau matau savo finišo tiesėje. Tačiau vėlgi, neįvertinau to, kad visi skuba į tą finišo. Galvojau, kad čia kažkoks įvyko pagreitėjimas, gal to, kad pastatėjo kalnas, tai visi truputėlį lengvesnį dviratininkai išvažiavo į priekį palaikyti didesnį tempą, tai mano galva tikrai dar tuo metu neįsivaizdavau, kad visi skuba į tą tarpinį finišą. Nes čia vis tiek yra grupės galas, gale matė mašinas, kurios apsilenkia pavienius dviratininkus ir mes esam paskutinė grupelė dviratininkų, kurie dar važiuoja, sakykime, trasoj neaplenkta greitosius ir šluotus. Aš tai tiesiog gyvas įrodymas, kaip Paulius saugo savo poziciją. 192 BPM, 3 BPM, 400, beveik 500 vatų. Taip, tai čia jau važiuoja atsistojęs. Jetau. Širdies dūžiai kyla, bet... 197.
Čia, ką tu galvoji? Čia man tai tikrai, ne, aš turiu leistis vienas nuo Kalderatės. Aš norėjau, kad kuo mažiau žmonių man reikėtų apsilenkinėti. Tai štai čia matom mūsų 50-metis dviratininkas atsistojęs, važiuoja į tarpinį finišą ir tada, kai pamačiau jo tokią mini atakėlę į tarpinį finišą, supratau, kad galbūt jie ir 199 BPM. Va, štai jums ryžtas nusileidimui. Jo, ir jau prasideda Kalderatės išsvajotas Pauliaus nusileidimas. Taip. Tai ir matot, užvažiavo į tarpinį finišą ir atleido. Tai aš taip ir susitaikau, kad, gerai, turbūt jie važiavo į tarpinį finišą, galbūt yra kažkokie tai taškai kitoms dviratininkų grupėms. Geras vaizdelis ant pirmo tokio staigesnio posūkio, kaip atrodo galas. Taip, tai jau pirmam posūkį važiuojam ganėtinai vienas. Taip, Hebra tenai perstabdė. Čia aš pats buvau, pafilmavau Paulių. Skrendi, Pauliau! Giedrius nemačiau, bet mačiau automobilį, tai tiesiog galvojau, galbūt kažkur žemiau palipo, kur jį matysiu. Nu ir prasideda čionai. Prieš važiuojant į Kalderatės norėjom pasitikrinti, kokia yra danga, ar jinai šlapia ar ne. Tai tik iš ryto išvažiavus ant mūsų viso kiemo laikėsi labai didžiulis rūkas. Realiai važiavom debesyje ir galvojom, tai kas čia bus varžybose, bet persikėlus per vieną slėnį. Buvo saulė švietė, jokio rūko nėra ir tik tai iš viršaus matėsi, kad visas rūkas yra pačioj slėnio. Tai beveik visas Kalderatės nusileidimas buvo sausas, išskyrus tam tikras vietas, kurios yra daugiau paslėpusios šešėlyje. Tai norėčiau pabrėžti, kad šitam nusileidime, kadangi yra UCI varžybos, negalima naudotis Super Tuck manevro. Taip. Tai Super Tuck manevras tai yra, kada atsisėdi ant viršutinio top tubo, viršutinio rėmo vamzdžio ir pasislėpi kiek įmanoma labiau nuo oro. Tai čia nais matom, kad visiškai nenuskaitau kelio pločio ir tenais buvo ganėtinai aštrus posūkis, bet per daug jį prisistabdau, per vėlai kertu trajektoriją, tai vat, kas būna, kai jie tau atidaro tą kelią ir tu nežinai, kaip su juo elgtis. Taip, labai apgailėtinas, Pauliau, tavo čia nusileidimas, tikrai iš tikrųjų ir greičio nėra, ir kampai blogi. Kas čia dabar? Šlykštu, negaliu žiūrėti. Nu, septynetas. Septynetas ties 70 greičiau. Taip. Tai čia nais, kaip matote, važiuojam į šešėlį. Šešėlyje yra truputėlį šlapių kelio vietų. O, Pauliau, kas čia nutiko? Tai besileidžiantis yra, sakykime, gal reikėtų pristatyti, kaip aš suku į posūkius ir panašiai. Tai prieš posūkį aš jį vertinu per kompiuteriuką arba į patirtį, jeigu esu nusileidęs keletą kartų per tą nusileidimą ir tada nusprendžiu, kokiu daugmaž greičiu reikėtų išimti tą posūkį. Tai prieš posūkį aš prisistabdau su priekiniu ir galiniu stabdžiu ir pasilieku truputėlį daugiau greičio, kad įvažiuoti į posūkį, kad galėčiau stabdyti su galu. Kodėl stabdyti su galu? Todėl, kad visą laiką važiuojant posūkyje, prilaikant galinį stabdį, apsikrauna truputėlį priekis, kadangi priekis yra atsakingas. Štai matom Marius su Karoliu. Labai nuostabus jų palaikymas iš jų pusės. O, Paulius! Guldyk! Eina! Tai kadangi priekis yra atsakingas už dviračio sukimą,
stabdant truputėlį su galiniu stabdžiu viduje posūkio, uždedama ant jo yra truputėlį daugiau svorio, tai priekis išlaiko didesnį sukibimą. Viduryje posūkio su priekiu nelabai galima stabdyti, todėl kad, kaip matėte, tenais galu stabdant, man praslydo truputėlį galinis ratas ir aš vis tiek išvairavau. Jeigu praslystų priekinis, tai aš 100% atsidurčiau ant žemės. Tai viduj posūkio jau stabdyti su priekiu nebegalima. Tai tokia idėja ir yra. Įvažiuoju į posūkį truputėlį per greitai, prieš tai pasireguliavęs greitį su abiejais stabdžiais, bet pasilieki to greičio truputėlį daugiau ir tada pasireguliuoji truputėlį su galu, nes galas tau stabdant su galu pridės sukibimo ant priekinio rato ir galėsiu truputėlį bestabdydamas pasireguliuoti greitį, kad išimti posūkį. Bet toj nusileidimo dalyje padariau truputėlį klaidą, įvažiavau per greitai į posūkį ir vietoj to, kad truputėlį daugiau guldyčiau dviratį, supanikavau ir truputėlį stipriau užspaudžiau galinį stabdį ir dėl to praslydo galinis ratas. Galbūt dėl to, kad ir sąlygos buvo truputėlį nepalankios, vietomis, kur šešėlis dar buvo vos drėgnas asfaltas. Ir tu tiesiog su pedalu atsiremi į žemę. Labai nedaug, bet vis tiek atsibrėži. Reiškia, kad kairys pedalas buvo apačioj, guldamas buvo dviratis taip, bet kai paslydo turbūt iš reflekso išaukojo ir taip paslydo. Tai kaip minimum buvai tokiam kampe. Turbūt kažkas panašaus. Kem 5 laipsniai. MotoGP. Iki to posūkio pasižiūrėjau Stravoj, buvau apie 10 sekundžių nuo Karūnos šitam nusileidime, kas buvo kaip ir toks mini tikslas, jeigu galbūt netyčia pavyktų gerai nusileisti. Nieks nedraudžia svajoti. Tai nusileidimas tenais yra įgyvendintas iš Vueltos Ispanijos arba Comunitat varžybų, kuriuose dalyvauja World Tour sportininkai. Tai laikiau kažkur tai 10 sekundžių peisą, bet paskui, kai atsitrenkė tas pedalas į žemę, tai tempas drastiškai nukrito ir jau nebegalėjau taip gerai leistis, nes, iš esmės jau buvo baisu, nesupratau, ką darau, nesupratau, kur suklydau, tiesiog adrenalinas ir štai mes važiuojame dabar jau. Štai čia čia yra nusileidimas, čia to nusileidimo paskutiniai metrai. Paulius prisiveja grupetą iš 2 žmonių, kurie jo nebepaleidžia. Taip, tai čia dar yra paskutinė nusileidimo dalis, tai stengiuosi palaikyti truputėlį daugiau galios iki pat paskutinės akimirkos, kad būtų kuo didesnis greitis, viskas vardan to segmento. Parsentas. Taip, tai tądien Kalderatės nusileidau iš visų 150 dviratininkų 10, tai asmeniškai visai džiaugiuosi rezultatu. Tai buvo mano pagrindinis tikslas, dabar jau viskas, kas... Čia jau tavo varžybos baigėsi. Taip, mano galvoje mano varžybos yra sėkmingos, baigėsi, galvoju, oi kaip Spice atrodys tas nusileidimas su tuo prasleidimo pedalą, jau nuotaika gera, jau matau, kad su dar 2 dviratininkais važiuoju ir jau žinau, kad galėčiau su jais nors iki finišo 3 važiuotis, tiesiog suktis ir taip toliau, mano diena jau užskaityta ir tikrai jos niekas blogesnės nepadarys. Tai atsiprašau truputėlį dviratininkų, kad nesikeičiu ir praskipinu kelis keitimus, bet tą darau dėl to, kad valgau geliuką, tai nenoriu užsitraukti rūstybės ir kad pradėtume tingėti 3 važiuoti, tai bandau kooperuotis. O pardon Miguel, tai tu žinai... Pardon Gel. Pardon Gel, aš galvoju, jau spėjai susipažinti kažkurio momentu Miguel. Taip, tai čia grupiai pasakau rotuotis, bet visiškai matos, kad smegenys perkaitusios arba senai varžybose dalyvavau. Tai dalykas toks, kad kai važiuoji 3, negali pastovaus daryti keitimo, nes tiesiog neapsimoka. Tam pastoviam keitimui, kai sukiesi ratu, reikia bent jau 4 dviratininkų, kad kai krenti atgal, kad turėtum kažką už savęs. Tai kai važiuoji 3, yra daug efektyviau važiuoti, kokį kilometrą arba pusę kilometro pavesti priekyje, tada keistis, sėsti ant rato ir taip rotuotis. Štai matom, dviratininkas truputėlį pamatęs turbūt priekinį ratą įsijautė ir pakėlė labai tempą ir aš jo paprašau savo nuostabiai ispanų kalbą, jam pasakau tranquilo, por favor, tai labai gerai, kad išgirdo mano komunikaciją ir praktiškai kaip vietinis. Tai čia vyksta taktinis nosies prasipūtimas, nes pamatėm, kad atvažiuoja grupė pas mus iš galo ir
noriu išvalyti visas ertmes, kad galėčiau nieko neaptaškant patogiai sėdėti grupėje. O tą ertmę, kur nusileidimą pripildai, išvalai ar ne? Nu, aš manau, kad jinai išsivaikščiojo jau ir tarnauja kaip žemė kremas. O, šnekučiai atvažiavo. Taip, tai matos, kad visi neapsikrovę atvažiuoja turbūt lengvų tempu. Nieks jau nebeskuba. Vamos! Javi. Taip, ir štai pamatau Javi, kurį praeitam vaizdo įrašą diskutavom apie jį ir jo dviratį ir parodau iš tai su pirštu, kad visi atkreiptume, tiksliau, kad aš atkreipčiau dėmesį, kad pakomentuočiau per įgarsinimą. Paprašau ją pamojuoti į galinę vaizdo kamerą ir paskui sustoju ir paklausiu jo vardo, tai jisai vardu Javi, jisai važiuoja su savo tėvo padovanotu dviračiu, jam yra turbūt 19 metų, jis yra 2004 metų gimimo, jo dviratis yra 55 dydžio, bet akivaizdžiai vaikinas yra virš 1,90 m ūgio ir tai labai gerai simbolizuoja jo iškeltas balnakotis, atrodo, kad dviejais dydžiais per mažas jam yra tas dviratis, bet visiškai nesiskundžia ir, kaip matom, važiuoja labai... Dedikuotas jaunuolis, žodžiu, tikrai užsidegęs. Taip, tai kadangi važiuojam labai ramiai, tai 4 numeris prieš tai mūsų paminėtas 50 metų jaunuolis. Su ružava apranga. Su ružava apranga, iš esmės labai galantiškas džentelmenas, jisai tokį, kokį įsivaizduot galit per viskio reklamą. Bet džentelmenas, bet ganėtinai aktyvus, va, į priekį išvažiuoja, matosi, komunikuoja, ragina. Taip, ragina nenumesti tempo ir nori suvažiuoti vis dėlto lenktynės oriai, o ne kaip turistas. Matosi, kad patirtis daro savo, mes su juo kartu užvažiavom į Koldaratės viršų ir jisai leidosi grupės priekyje ir štai matom, kad jisai toliau vis veda grupę priekyje ir į patį pirmą pakilimą. Mes jį prisivijom kaip patį pirmą vyruką ir nors džentelmenas yra 50 metų, matom kokia graži žila barzda įpuošia, bet visus ragina važiuoti greičiau ir kad čia netenginiauti ir kad, ta prasme, vyksta varžybos. Taip, tai matom, kad galantiškasis džentelmenas iš viskio reklamos stovi už savo žodžių ir nors ir ragina visus važiuoti greičiau, pats imasi iniciatyvos ir važiuoja į priekį diktuoti tempą. Tai paupdeitinant situaciją dabar trasoje, tai kažkokia pirma grupė yra nuvažiavus, jūs esat antroji didesnė grupė, nu taip įsivaizduokime, ar ne? Nu, aš manau, kad mes esam ta loserių grupė, kur dar jos paskutinė grupė, kurios dar nenuima lydintis transportas ir leidžia važiuoti. Štai čia po dešinę matom garbingo amžiaus džentelmeną, negalim tik pasakyti, koks jo yra amžius, bet jisai važiavo pirmoji grupė, štai matom, kaip jisai sunkiai įrėsi ir kaip jo komandos draugas bando jį įtraukti dar į grupę, bet kodėl mes negalim pasakyti apie jį truputėlį daugiau duomenų, nes finišo protokole jo nėra, vyras nepasiekė finišo, tikėkimės su sveika širdim lyga. Tai va, tai matom, kad jisai tikrai irgi virš 50 turbūt metų garbingo amžiaus pilietis, bet jisai važiavo pirmoji grupiai. Tai čionais yra vos ne paaiškinimas, kodėl į pirmą kalną buvo važiuota, sakykime, ne virš savo galimybių ribų. Labai gerai matosi, kas būna, kai važiuoja 120% ir tada jisai pavažiavo 120%, dabar matom, kad pas jį liko 60 ir to 60 nebeužtenka, kad sėsti ant paskutinės grupės rato. Tai todėl yra daug protingiau važiuoti varžybose ne virš savo galimybių ribų, o ties jomis, kad išlaikyti kuo tolygesnį tempą ir dabartinėse varžybose už tai truputėlį net ir peikia dviratininkus, kad jie važiuoja tolygiai į kalną ir neatakuoja viens kito, nes tie, kurie važiuoja tolygiai į kalną, dažniausiai net ir surenka tas atakas, nes dviratininkas pabėga, į jį niekas nesureaguoja, bet jo tempas nukrenta ir tada jį surenka grupę. Paulus, we have discussed about
Štai mes kalbam su Javi, pamatau jį vėl ir pakalbinu jį dėl jo dviračio, taip sužinom truputėlį daugiau detalių ir asmeniškumų. Šiaip visi labai draugiški ir nors ir nekalba, sakykime, ten anglų kalba, bet nesidravi ir... Seat post very high. Let me fit you. Labai įdomi detalė, jeigu atkreipsi dėmesį, apatinis galinio perjungėjo trikampis yra suvirintas iš naujo metalo. Štai čia matosi labai gerai suvirinimo žymės ir tai tėvo dviratis jau yra ir... Pakoliečitas? Taip, turbūt griuvęs, lūžęs, suvirintas iš naujo, bet va, dar sukasi toliau ir puikiai dalyvavo varžybos. Taip, ir privažiavom galų gale miestelį. Šitas miestelis labai gerai žymi pastatėjusio kalno pradžią. Tai kai iki šiol važiavom vidutiniškai 2-3 laipsnių statumu, štai čia kalnas pradės statėti labai staigiai ir pradės kilti tempas irgi labai stipriai. Taip, tai jau pradedam kilti į statesnę kalno dalį ir tempas kol kas buvo labai draugiškas ir mano pulsas yra ganėtinai žemai, jaučiuosi labai gerai, galvoju, kad jeigu mes į kalną kilsim tokiu tempu, tai bus nuostabi patirtis, savo ramiai užvažiuosiu, dar turbūt į priekį galėsiu išvažiuoti ir ramiai leistis priekyje vienas. Giedriu, kai pamatai tokias gražiai skustas kojas su baltom kojinėm, ar neužsimanai irgi nusiskusti kojų? Ne, dar kol kas neužsimanau, nes tiesiog man nepadės šitas dalykas. Bet nekalba yra apie padėjimą, tu pasižiūrėk, kaip blizga tos blauzdas, ta prasme, įsivaizduok kaip plaukai visą tavo kojų reliefą, ant kurio tu taip sunkiai dirbi treniruotės metu, jį tiesiog subraižo ir visiškai nesimato. O čionais su aštriu peiliuku, ta prasme, kremukų pateptos, tu pasižiūrėk, kaip gerai atrodo dviratininkai baltom kojom, įdegusiom, rudom, skustom kojom, tiesiog profesionalai. Beje, ar žinojot, man atrodo, neskustos kojos pakairė. Ar žinojate, kad blauzdas yra, man atrodo, vienintelis galbūt raumuo pas žmonės, kuris yra genetiškai užprogramuotas ir jisai nesitreniruoja ten bile kiek jo treniruoja tumis. Žinai šitą? Taip, tai matom, kad genetiškai aš irgi į kalną nesu užprogramuotas važiuoti, nes trapadorim tikrai negaliu vadinti savęs, nes matote, kaip tempas vis dėlto pakilo ir niekas šiandien ramiai tą kalną nevažiuos. Visi bando sukelti viens kitam kuo daugiau skausmo, aš dar bandau laikytis su ta grupe, bet matom, kad statumas jau 8%. Ir matom, kad jau yra grupės galas ir nelabai yra kur atsifiltruoti į galą, tai reikia kažkaip laikyti tempą. Taip, o grįžtant dėl blauzdų, tai yra netgi daug pajuokavimų, kad sporto salėj vyrai, man atrodo, net ir Simpson epizodas tokį turėjo, kad ne, aš nieko negaliu padaryti dėl savo blauzdų. Ar tu neneisi su manimi pasimatymą dėl mano blauzdų, jas genetiškai paveldėtas. Is it because of my small calves? They're the hardest place to add mass. Čianais važiuojant, jau matau, kad negaliu palaikyti tempą. Ir jau ieškau, su kuo važiuosiu likusias varžybas kartu. Ieškau dar tokių, sakykime, panašaus sudėjimo žmonių. Štai ir pasisveikinu su dviratininku. Tik tai, kad jisai atsako man ispaniškai, aš nesuprantu. Bet matau, kad jisai yra panašaus sudėjimo į mane ir važiuojam panašių tempų. Aišku, vėliau kaip išaiškėjo, sudėjimas visiškai nepanašus į mano. Ištark jo vardą, neištariamas jo vardas. Isaijas. Isaijas, tavo draugelis. Taip. Tavo šitos paskutinės dalies draugelis. Taip, tai matau, kad esam panašaus sudėjimo ir ką mes matom iš galo, kad kaip katafalkai važiuoja greitusios, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu kad nors esat darę 2 FTP testus vieną po kito, tai įsivaizduojat, kaip aš daugmaž jaučiuosi ir kaip giltinė iš paskos mane nori nuimti greitoji, nes jeigu jau turbūt lemiamas ženklas yra lesyklėlė anksčiau minėta, kada pradėsiu lesti vairą, turbūt jau tada galvos, kad gerai, jau šitą žmogų galima lenkti. Štai čia matom, kad 200
250 metrų į priekį 10% įkalnė laukia mūsų ir visa mūsų darni grupelė jau suskilo į pavienius dviratininkus ir tempas priekyje grupės tikrai yra didelis. Tu dabar esi pats paskutinis, už tavęs yra tik tai greitosios, kai greitosios tave aplenkia, tada privažiuoja moteriškaitė su sąsiuviniu, jinai kažką paklausė tavęs ispaniškai, tu parodai, kad tu esi miręs, jinai tada tavo užsirašo numerėlį ir linksi galvelę, aplenkia ir tada oficialiai tavo varžybos yra baigtos. Iš kur aš žinau? Nes žinau iš pirmo etapo. Tai va, jeigu atkreipsi dėmesį viražą, dabar galiu pasiimti kokią noriu tik tai trajektoriją, nes kelias yra platus, niekas netrukdo. Tai, kaip matot, dabar sekantis viražas laukia ir aš važiuosiu į kelio išorę. Tenais, kur viražas yra mažesnio statumo, bet ilgesnio kelio. Tai aš aukoju truputėlį atstumą, kad būtų kuo mažiau statumo ir kad man savo didelio kumpio nereiktų nešti į stačiausią viražo dalį. Tai čia vat, išvažiuojam kiek įmanoma plačiau. Labai plačiai nevažiavau, nes už manęs buvo automobilis, tai nenorėjau jam trukdyti, drovėjaus, kaip sakant. Jo, aš įtariu, kad čia yra automobilis, teisėjai, kurie jau sprendžia, kuriuos laidot reikia. Taip. Jie žiūri ir tada praneša greitosiam, sako, nu vat jau šitą lenkit, jau jam šakės. Taip, kuris jau nebeatlaiko tempą. Tai va, matot, viražas išėmų per išorę, kitas lengvesnis dviratininkas ima per vidų. Man tiesiog tai kainuoja truputėlį mažiau pastangų. 193, vat reikėtų pasižiūrėti, ar jisai vis dėlto nurašytas buvo, ar ne. Bet palei tempą matom, kad jau pasidavė. Pirmo kalno situacijos šitame kalne lygiai taip pat. Kaip matot, girdisi pavaros, didėja greitis, tai vėlgi, nors ir tempas labai didelis, pulsas jau matom labai net kyla, bet stengiuosi vis sunkinti pavarą ant plokštesnės dalies, todėl kad bandau prisivyti nutolusių grupę. Tai bandau palaikyti tokį patį tempą, kaip ir važiavom į kalną, tik tai lygioj vietoj. Tai vis sunkinu pavarą, kad ne tai, kad atsilsėti plokščioj vietoj, o uždaryti truputėlį tarpą. Matom 38 km, tai viso varžybose yra 55 km, tai dar su pakilimu į viršų liko 15 km, iš kurių kažkur tai 5 km bus nusileidimas. Ir štai čia galima parodyti, kiek aš atiduodu jėgų. Tai dabar, kadangi važiuoju ir už manęs yra saulė, matosi labai gerai mano šešėlis, tai galima pamatyti, kaip atrodau. Pas mane visiškai nebėra iš ko minti, bandau grinai naudoti inerciją, iš atsistojimų bandau užvažiuoti, tikrai jaučiausi labai pavargęs ir tikrai jautėsi sunkiai. Visų varžybų valandos 40 trukmė, normalizuota galia gavosi 315 vatų ar kažkas panašaus, tai tikrai atidaviau daug jėgų. Bet labai keista, nes kai aš atsistoju, tai pas mane BPM ten plus 20 dasideda, o pas tave praktiškai nepakilo, buvo 108, 108,4. Taip, tai dėl to, kad jau visiškai nebėra jėgų, turbūt gal ir širdis pavargo. Nebeužsikelia. Jau nebeužsikelia, tiesiog pulsas. Čia va galit pasižiūrėti, kaip juda viršutinė kūno dalis. Čia biškai jau ta lesyklėlė. Taip, čia jau visiškai naudoju inerciją, jau galvoju, kad iš pečių, vat kaip matot, iš pečių, kad biškai truputėlį įnešiu minimo į pedalus, visiškai artėju prie lesyklėlės, bet matot, prisiviju mūsų Isaijas draugą, kurį bandžiau pakalbinti prieš tai ir štai mes važiuojam jau kartu su juo, galų gale prisivijau. Štai čia matom, kad truputėlį išsilygina kelias ir galima truputėlį atsikvėpti, krenta dūžiai ir taip, štai čia prasideda paskutinė stačioji dalis ir kasgi mes matom, tai atakėlė ir turbūt dviratininkas dar vilėsi paimti paskutinis seniorų taškus, nežinau, bet jisai bando nuvažiuoti į priekį. Kodėl mes to tempo jo laikomės, irgi neįsivaizduoju, bet bandau nepaleisti šitas grupelės, dėl kurios taip sunkiai dirbau, kad joje atsidurti. Kaip drožėsi padangos nuo tų vatų. Tegu svyla padangos, o ne siela. Tai pakalbėkime apie tavo šitą draugelį. Izagirė, kaip jisai? Isaijas. Isaijas.
Tai jo, tai Paulius sakė jo sudėjimo, tai mes parodom, kad sudėjimas anaip tol ne Pauliaus. Tai va, tai rūpinamės merginomis, kad jom irgi būtų kažkiek kontento, tai vėlgi, jeigu merginos kažkurios žiūrėjo iki šitos vietos, tai va jums dovana, paduodam kontentuko iš Izajos pusės, vat, jeigu merginos norėtumėt važiuoti Ispanijoje varžybose, tai galėtumėt važiuoti šalia tokių dviratininkų, gal net ir pažintį galėtumėt užmėgsti. Ir Izajas paneigė tą memą, kur, oh, you look like a good athlete, you should try cycling. Arba Izajas dar nepakankamai daug važinėja su dviračiu, kad pataptų dviratininko normaliu dviratininko. Skinny fat sudėjimo, kitaip tariant. Tai tas dviratininkas, kuris, vat, štai matot, 11% įkalnę rašo žemyn, tas dviratininkas, kuris priekyje nuvažiavo pasiimti premium montagne, tai taškų į kalną, arba galbūt tenais buvo ataka, pamatysim, kaip greitai jisai bus pralenkiamas ir kad jo tas nuvažiavimas į kalną į priekį jam kainuos paskui brangiai, nes reikės tada mus su Izajas, kur mes esam plokštuminiai arba nusileidiminiai dviratininkai, kaip mes jį greitai pralenksim ir kaip jam reikės vytis mus. Normaliai atlieka čia. Tai matot, 67 greitis, dar bando pasižiūrėti, bet... Per vėlai pasižiūrėjo vyras, man tas taip atrodo. Tai, bet tas ir neužsėdo, man atrodo, ar užsėdo. Neatsimeni? Man atrodo, kad jisai vėliau vis dėlto atsiras, bet tai labai sunku jau buvo atskirti tai iš galinės kameros, nes kai ėmės iniciatyvos, vieni leidžiantis mato poilsį, mes su Giedrium matom galimybės. Tai kai išsilygina įmuos iniciatyvos, kaip matėm, aš ten į kalną visiškai miręs buvau, pulso negalėjau užsikelti, pasirodo trūko tiesiog nuokalės. Štai matom genijus trasoje, vat, aiškiai jį turbūt buvo sustabdę, kad negalima važiuoti ir kad praleisti dviratininkus. Ir jisai išlindo visiškai iš niekur į tą trajektoriją, kur aš bandžiau kirsti posūkį. Tai nebūkit tas genijus trasoje, kad jeigu jūs važiuojat, jūs sustabdo praleisti dviratininkus. Praleiskit dviratininkus, nes sutaupysit ir savo sveikatas ir kitiems. Tai Izajas mato, kad dorai važiuoju priekyje, negailiu savęs ir prisijungė iniciatyvą. O merginos, man atrodo, šalikeliai. Tenais, ką pravažiavom, tai Cofidis profesionalų komanda. Čia Izajas truputėlį praranda momentumą į kalną ir aš jį truputėlį stumtelio už užpakalio, kad kartu išnaudotume tą momentumą ir galėtume palaikyti kuo didesnį greitį. Kai visą kalną bandėm laikyti kiek įmanoma didesnį tempą, tai mums anaip tol varžybos nesibaigė ir dabar lygiose vietose ir nuokalnėse palaikom tą patį aukštą tempą, dūžiai yra aukšti ir bandom vytis grupę, kuri nuo mūsų pabėgo. Labai gerai galite atkreipti dėmesį, kaip padidėja gale, kai, sakykime, važiuojam per tos mažyčius pakilimus. Va štai vėl atsistoju truputėlį, šokteli gale. Tai viskas yra vardant to, kad nereikėtų vėl iš naujo akceleruoti. Tai tiesiog bandom išlaikyti savo momentumą, savo inerciją. Įvažiuojant su dideliu pagreičiu į kalną, didelis, sakykime, jėgos padavimas, kad išlaikyti momentumą ir neprarasti greičio ir tada tą kalną persiritus jau su tuo pačiu greičiu galima leistis toliau. Štai matom, likom keturiesi ir mūsų atakorius irgi prisijungė prie grupės. Tikiuosi, kad jam brangiai kainavo. Ir jo, tenais iškarpa iš galinio vaizdo įrašo mes matom, kaip irgi dalinasi momentumu dviratininkai ir matos, kad priekyje man važiuojant ir gaudant vėją, jie truputėlį dalinasi inerciją, pastumia už užpakalio, kad važiuoti kartu grupėje ir kad man nereikėtų deginti savo pastangų, paskui vyjantis grupę, kurie išnaudoja tą inerciją. Taip, tai likę dviratininkai matosi, kad irgi džiaugiasi mūsų iniciatyvą ir prisideda prie darbo ir dar nepasiduodam, gaudom pabėgusią dviratininkų grupę keturiesi. Kaip matom, greitoji jau nebeaktuali. Čia turbūt suvalgiau paskutinį geliuką, kaip matėm, nesilaikiau labai griežtai ant rato arba atsigėriau iš gertuvės, truputėlį poilsio laikotarpis. Ir čia jau prasideda nusileidimas, tai vėl išvažiuoju į priekį, galite atkreipti į apsisukimo dažnį.
čia pravažiuoja merginas, kurios labai gražiai mus palaiko ir iš tikrųjų, nors šiandien nusileidimas yra labai nedidelis ir matom, kad galima tikrai minti per jį, nes nėra aštrus posūkiai. Šiandien dar nėra sunkiausia pavara. Matot, apsisukimų skaičius yra 120 apsisukimų per minutę ir nėra prasmės įjungti pačią sunkiausią pavarą ir bandyti laužti tą pavarą. Ypač kai kalną aš jau tikrai niekad nebeturėjau, jeigu geriau įsijungti truputėlį lengvesnę pavarą ir ją išsukti kiek įmanoma didesnį dažnį. Tai bent jau toks mano buvo pasirinkimas, kad išlaikyti kuo didesnį greitį. Matom pulsą 190, tai į kalną negaliu užsikelt pulsą, nuo kalno prašau važiuoti. Visada atsiras čia kaip antras skrandis desertam visada yra. Taip, tai iš tikrųjų yra labai įdomi sensacija, kai važiuoji nuo nusileidimo, daužai kiek tik tai eina kojas, pulsas kyla, bet atrodo, kad mini labai lengvai. Tai tas yra iš tikrųjų labai smagu ir priekyje tenais matosi vienas kitas dviratininkas, jeigu, tai va, štai pačiam krašte matosi kaip į antrą posūkį važiuoja dviratininkų grupelė ir jau matau tikslą ir Izajas prie to tikslo prisijungia, matom jo galinį vaizdo, jo patirtį, matom kaip stengiasi išlaikyti ant rato ir kaip du dviratininkus jau posūkiuose ir tiesiosiuose paliekam, nebegali atlaikyti tokio tempo, liekam važiuoti dviese gaudyti grupės. Guldyk! Nu, svarbiausia ne paskutinis ir greitoji dar nepravažiavo. Beje, Pauliau, paminėk apie jo padangas ir ratus. Taip, tai Izajas važiuoja su nuo pradūrimo saugančiom padangom, Continental Four Season. Tai Anaip tol ne visai sportinės padangos. Taip, tai iš esmės jisai dar važiuoja kaip susidėjęs kokios svarmenų lemenę ant savęs, kad jam būtų sunkiau truputėlį važiuoti. Tai palei statistiką ten internetuose, kur skaičiuoja tų padangų, jisai kažkur 20 vatų turi, 20 vatų sunkiau turi minti į kalną deficitą, taip. Ir štai čia nusileidimuose mes esam su Giedriu važiavim vieną kartą šiais metais ir vieną kartą praeitais metais. Tai kol trajektorijos yra plačios, tol krūtinė plačiai atverta ir galima leistis, ta prasme, nedarant daug klaidų. Bet paskui ateityje labai greitai išaiškėja, kad šitam nusileidime esu pavargęs nuo nusileidimo, išsigandęs į posūkius pakankamai guldyti ir čia tiesiog pamatys Paulius Paukštis, kad jo Descenderio reputacijai buvo suduotas smūgis. Taip. Ir ispanas pamato, kad mano stabdau per daug, trajektorijos nėra pakankamai geras ir jisai pradės imtis iniciatyvos, mano draugas Izajas. Ir ką mes matome? Mes matome merginą. Taip, pirmoji mergina. Pirmoji mergina, kurią mes pavėjom, sakykim, taip. Taip, ir čia tik tai, nes ant Kaldaratis aš ją mačiau, kad ganėtinai priekyje Pauliaus ir dabar tik ją pasivijo. Štai kaip gražiai guldo, o viešpatie. Tai va, bet matom, kad prisistabdom truputėlį per daug, turim dar daug kelio neišnaudota. Neatrodo ir nesimato, Pauliau, kad čia pristabdai per daug, atrodo, čia viskas per greitai. Bet priartėjom jau prie kitų dviratininkų, tai matos, kad jau kažkokius tarpus uždarinėjom. Tačiau čionais prasideda techniškoji nusileidimo dalis ir pranešu dviratininkų, kad vyksta lenkimas. Čia galėjai tikrai labiau prisišliet, va čia Izajas ima iniciatyvos ir čia galit pamatyti, kaip leidžiasi žmogus užaugęs su V-breikais Ispanijoje. Ispanas. Nu taip, jisai čia tikrai guldo gerai, o čia per plačiai, neįkirtai į posūkį. Taip, tai tikrai netipiškas Pauliui elgesys. Labai jaučiau, kad, ta prasme, nors ir važiuoju paskui ant rato, labai jaučiu, kad per daug prisistabdau, per mažai paguldau ir galvoju, kaip čia reikia kaponuotis, kaip čia neatsilikti nuo tolstančios grupės. Tiksliau, artėjančios grupės, bet
Matau jau, kad tikrai nebesu toks išvitrus, kaip galbūt galėčiau būti, kad leistis varžybos tikrai davė savo ir labai pavargau. Bet, gal sakykim, čia Izaja labai gerai moka leistis, nes matom, kad visgi grupę jūs prisivėjat. Taip. Tai pasirodo, kad yra ispanų, kurie moka leistis, jie tiesiog galbūt tingi. Tai vat, kaip vyksta lenktynės, matosi, tas, kas netingi, tas spaudžia ir moka visgi. Nes atrodo, kad kiek mes čia bevažinėjom, tai nieks neskuba leistis. Taip. Ir čia matau žemėlapį, kad yra tiesioji dalis ir nebus posūkį, tai žinau, kad saugiai galiu lenkti. Tai susipakuoju kiek įmanoma labiau, bet be supertako, kuris yra nelegalus šitose varžybose. Ir belai stabdau, emu kiek įmanoma, bandau apsilenkti daugiau pozicijų ir bandau nepamesti Izajas iš akiračio. Čia jau toks naglesnis važiavimas, primena pirmo etapo tą važiavimą, kur gavai pistuliai velnių, žodžiu. Taip. Bet čia matosi Hebra labiau pasiryžę palenktyniauti ir nesiparina, kad čia tu taip užlindinėji. Čia jau vis tiek važiuoju ganėtinai saugiai ir stengiuosi apsilenktinėti kuo daugiau žmonių per tiesiasias iki posūkį dar. Štai matome dviratininkus, kurie jau pabėgo nuo mūsų pačioj pradžiai. Nice. Kažką pakomentuoja čia, bet nežinau, ar čia jie reaguoja į tai, kaip tu čia leidėsi. Štai mūsų džentelmenas 50 metų jaunumo. 4 numeris. Taip, tai čionais yra ganėtinai didelis tempas tiek ir iš pulso, tiek ir iš greičio, tiek ir iš posūkių ir minimo. Tai matot, nėra tikrai vietos labai daug apsilenkti. Galbūt, jeigu labai gerai žinai kelią, esi labai patyręs dviratininkas, turi vietos, bet to nedarau, tiesiog bandau palaikyti tempą ir sekti trajektorijas dviratininkų. Labai smagu matyti, kad vyrai tikrai dedikuoti čia palenktyniauti. Čia matosi lenktyniavimas, ne taip kaip tam pirmam etapė tiesiog leidžiasi ir viskas. Čia matosi, kad vyrai važiuoja į finišą. Finišą vardan 70 vietos, bet... O tiksliau. Bet tikrai tuo metu, kada važiavau, tikrai, ta prasme, nebuvo vietos taip, kad visi daug lėčiau važiuoja. Štai čia matom, ta prasme, palei varžybos, palei kelio kraštus išnaudoju visą kelią ir tikrai nebuvo taip, kad galėjau labai lengvai visus apsilenkti, bet žinojau, kad kelias prieš finišą nusileidus reikės truputėlį pakilti ir laukiu savo progos, kada galėsiu iššauti ir truputėlį apsilenkti bent kelis dviratininkus. Tai priekyje, štai matom, stabdžiai jau nebeatlaiko, girdime kalakutą. Taip, tai tikrai stabdžiai būna momentais nusileidimuose, kad įkaista labai stipriai, nusileidimo gale sustojus pasižiūrėti, kaip atrodo diskas, jis būna visiškai juodas, tiesiog nuo sudegusių kaladėlių. Taip, tai yra sakoma, kad pas tave XT stabdžiai yra sudėti. Taip, štai vėl matom, Izajas aplenkė. Dėts. Gerai varo, daug descendina. Jo, tai XT stabdžius naudoja, tai kai profai sako, kad XT-ro susideda ir neva perkaitimas. Štai čia matom įkalniai truputėlį išnaudoju savo inerciją ir užsprintuoju, kad užsiimti dar tas kelias pozicijas, kurias taip sunku pasiimti posūkiuose. Ir nors ir tu sakai, kad XT-ro naudoja, kad truputėlį geriau viskas veikia, bet Andrėjus su tais pačiais XT-ro diskais naudodamas patiria tas pačias problemas, nors jisai daug mažiau sveria ir jam daug reikia mažiau stabdyti nuokalnėse, jo diskai lygiai taip pat suskreivina ir lygiai taip pat perkaista. Ir štai, mes važiuojam jau čia finišas, paskutinis posūkis. Taip, tai nors ir žinau, kad šiandien, kaip ir praeities varžybos, aš truputėlį pastaupiau, bet dabar dėl azarto ir smagumo dar užspaudžiu paskutinį, nusimetęs pavarą. Ir štai matome priekyje prieš mane atvažiavo Havė su savo tėvo dviračiu. Puikiai, Pauliukau. Štai bėgo, net nepastebėjom, kaip prabėgo antrasis etapas Pauliaus Paukščio. Tikiuosi, kad visi gavot kažką tai įdomaus. Pabaigai, ką norėjau pasakyti, tai kad kartais per dažnai galvojame apie kažkokius tai
sekančius upgrade'us ant dviračio arba naują kažkokį tai butikinį aptemtuką, bet siūlyčiau pradėti galvoti apie kažkokias naujas patirtis, nuotykius, dalyvaukime renginiuose, keliaukime ne tik per pravažiuotus Stravos heatmapus. Ir man, kaip ir galbūt daugelį jūsų, kartais būna drovu būti silpniausiu arba nestartuoti kažkokiose varžybose, neramu dėl kažkokios nesėkmės, bet linkiu jums sėkmės, būkit užsidegę, manau, kad laikas, kantrybė ir nuoseklumas tikrai atsipirks ir jei ne medaliais, tai tikrai naujais draugais ir atsiminimais. Palikim medalius Gudiškiui. Aš tik te galiu peržegnuoti ir pasakyti amen, ačiū. Tai dėkui visiems, kas žiūrėjote ir tikiuosi gal kada nors susitiksim prie dar vieno onboard įrašo ir geros Zwifto treniruotės, jeigu susitikot mūsų tenais.